Sveiki, su jumis sveikinasi jau paskutinis šio sezono epizodas. Pasitinkant naujuosius 2026 metus kviečiame prisiminti vasarą. Šią Liepą aš, Kornelija ir mano kolegė Justina Miliauskaitė Radikevičiai turėjome progą savanoriauti SAFO festivalyje. Nuo 2012 metų vykstantis queer feminizmo festivalis siekia kurti saugią erdvę, kurioje dalyvės ir dalyviai galėtų trumpam pabėgti nuo realybės, kurti bendruomenę, dalintis idėjomis ir galbūt pabandyti sukurti utopiją. Pirmoje epizodo dalyje girdėsite pokalbį su viena iš SAFO festivalio organizatorių, Vika Matuzaitė. Antrojoje Justina ir aš dalinsimės savo patirtimis ir įspūdžiais iš jo. Šis epizodas – bandymas dirstelti į festivalio užkulisius. Tikimės, kad mums pavyks atskleisti bent dalį SAFO dvasios žavesio ir paskatinti jus apsilankyti SAFO patiems. Šventos kalėdos baigėsi. Galime pradėti ruoštis SAFO kalėdoms. Labas. Aš esu Vika. Naudoju šį vei įvardžius, turbūt aktualių angliškam kontekste. Esu šito interviu arba šito pokalbio kontekste esu viena SAFO organizatorių. Ir organizatorė esu taip plus minus ir įvairiom formom nuo 2017 metų. Tai plus minus ir kodėl taip? Dėl to, kad tiesiog mano įsitraukimas keitėsi eigoje ir augo, man atrodo, nes užtrunka biškai perprast, kaip kas veikia praktikoje. Tai ir vaidmuo keitėsi, man atrodo, iš eigoje. Šiaip šalia to save laikau Raging Dyke. Man atrodo, SAFO kontekste visai nemažai kalbu apie aktyvizmą, apie queer politiką, apie storumą queer kontekste, nenormatyvumą. O šalia to dar esu edukatorė ir mokymų vadovė. Tai, man atrodo, praverčia ir SAFO kontekste būna šitas kompetencijos. Turbūt trumpai taip, nežinau, amžius, man 39, gyvenu Kaune. Gal tu galėtum šiek tiek papasakoti, kaip įsikūrė SAFO, tiesiog kokia buvo idėja, koks buvo tikslas ir tiesiog visas kūrybinis procesas, kuris vedė iki pirmojo SAFO. Apie pirmą aš turbūt žinau taip labiau prabėgšmom, nes man pačiai išsiautinimo istorija užtruko, arba tiesiog pradžia užtruko ir man atrodo dar ilgai žinojau apie SAFO, bet nedrįsau, bet turėjom neseniai 10 metų jubiliejų, tai teko proga pasigilinti ir istoriją ir pasikalbėti su žmonėm, kurie pradėjo, tai galiu tiesiog nupasakot, kiek atsimenu. Tai SAFO prasidėjo kaip piktų lesbiečių festivalis arba Pilefe ir jį iš esmės pradėjo Agnė Jokšė, menininkė, su tuometinė savo partnerė Sandra Manka. Ir kaip supratau, pati pirminė idėja buvo, kad tiesiog nėra erdvės moterim, lesbietėm susitikt, kažkaip laisvai praleisti savaitgalį, laisvalaikį, pasikalbėti svarbiom temom ir kažkaip tą bendruomeniškumą skatint. Ir tiesiog jam toptelėjo mintis, nes tuo metu ir ten visokie Rainbow Gathering būdavo, Lunim stovykla vykdavo ir jom atrodė, kodėl nepadaryti piktų lesbiečių festivalio. Pavadinimas toks dėl to, kad, man atrodo, be to, kad šiaip yra smagu paerzint normius ir reaproprijuot arba perimt mum klijuojamas etiketės ir įsigalint per tai. Tai prasidėjo nuo to ir pirmais metais 2012 jisai buvo daug populiaresnis negu bet kas galvojo ir kad jau antrais metais komanda išaugo ir ten buvo istorijų apie sodybą, aš tiksliai net neprisimenu, bet buvo apie sodybą
pas kažkokius krikščionis ir kad elektrą išjunginėjo ir kai susiprato, kas čia per moterų susirinkimas per vakarėlį. Tai jo, man atrodo, tokia daugmaž pradžia buvo. Bet man labiausiai ką atskleidžia, tai tiesiog poreikį tokiai erdvei. Ir, nuo 2012 jau kiek metų. Ką tu pati prisimeni, nežinau, iš savo pirmojo Piktų lesbiečių festivalio? Aš nebuvau Piktų lesbiečių festivalio, aš jau buvau Safo. Tada gal gali patikslinti, kada Piktų lesbiečių festivalis tapo Safo? 2014 jau tapo Safo festivalis, pirmas Safo fest. Buvo norima pereiti prie tokios platesnės politikos, queer politikos. Man atrodo, tuo metu irgi daugiau literatūros atsirado, biškai hypo daugiau buvo ir kad Lietuvoje nebuvo queer erdvių. Ir man atrodo, irgi atėjo per supratimą, kad, taip, pagrinde moteris yra fokusas festivalio, bet yra ta grupė, kuri kenčia nuo patriarchato, nuo normatyvumo, yra platesnė gerokai. Ir kad mum yra verčiau kažkaip apsijungti, o neskaldytis ir užsimti separatizmu. Gal tu gali papasakoti šiek tiek daugiau apie Safo filosofiją? Kokios idėjos įkūrė Safas, sakykime? Dėl tokių gilių idėjų ir svarstymo filosofiją aš turbūt kvieščiau, nežinau, pasidalinti arba ten vienas pirmų to Safo organizatorių arba Pilefe organizatorės, bet filosofija tokia, kuri dabar jau įsitvirtinus nemažai metų, praktiškai nuo mano prisijungimo ir turbūt dar prieš tai buvo, tai kad dalis programos yra kuruojama, komandos, bet didžioji dalis yra organizuojama do it together principu. Mes tiesiog atvirą šaukimą paskelbėm ir tiesiog atrenkam, kas labiau tinka į tematiką, kas neturi problematikų kažkokių, kur triggerintų bendruomenę ir tiesiog sukuriam erdvę tiem dalykam įvykti iš bendruomenės. Tai ką tai sako, tai iš esmės, kad tai yra erdvė mums susitikt, pasidalint tuo, ką veikiam, ką kuriam, kuo gyvenam, ką svarstom, ką reflektuojam, ką reikia išveikt per vakarėlius irgi ir per buvimą kartu. Ir man atrodo, bendra filosofija yra, kad mūsų fokusas yra queer feminizmas, tai yra marginalizuotos žmogos visom prasmėm ir tokia išlaisvinanti erdvė. Aš šiek tiek galvoju, nes man angliški žodžiai galvoju. Tai aš turiu omeny liberational space. Ne tik apie saugesnę erdvę kalbam, bet apie tokią, kuri galėtų padėti mum irgi pasijausti labiau savim be norminių pančių. Gal tu galėtum šiek tiek pasidalinti, kokias idėjas, kokie žmonės randa savo vietą Safo festivalyje? Man atrodo, kad šiaip iš principo tiek komanda, ir turbūt tai yra susiję, tiek komanda, tiek žmonės, kurie siūlo užsiėmimus, veiklas, tiek žmonės, kurie tiesiog atvažiuoja į festivalį, yra labai didelė įvairovė tarp tų žmogų. Tiek politinių pažiūrų prasme, turbūt yra tam tikros ribos, bet ir įvairovė plati. Tiek domėjimosi sritim, tiek, nežinau, norais, gebėjimais, kažkokiais gyvenimo principais. Tai man atrodo labai svarbu, kad kokie tie žmonės bebūtų, kai jie atvyksta, kad jie suprastų, į kokią erdvę atvyksta, tai mes turim tokios buvimo principus, bendruomenės gairės ir kol žmonėm tos gairės yra aiškios ir jiem pavyksta jų laikytis, tol visi yra laukiami erdvėjai. Nes, būtent dėl tų priežasčių, kad visur kitur labai sunku būti savim.
Taip, jo, aš labai sudėtinga, aš galiu, žinai, apie save kalbėti, koks aš žmogus ir kodėl man įdomu. Galiu gal pasakyti komandos, dėl to, kad artimiau bendraujam, bet mūsų panašus, man atrodo, motyvai tiek organizuoti SAFO, mums visom tas išsilaisvinimas irgi svarbus, mums svarbu būti kartu, mums svarbu turėti tą tokį somewhat utopinį savaitgalį su bendruomenė, kur tu matai galybę besišypsančių žmonių, kur mums nereikia apsaugos, kur galim daryti, ką norim, kaip norim ir džiaugtis kartu ir neatsiprašinėjant, nemušant savo į krūtinę, kaip darom katalikėm, tiesiog būti taip, kaip būnasi. Tai man atrodo, aš nelabai galėčiau įvardinti konkrečiau, koks žmogus, man atrodo įdomiau, kaip mes būnam ir ką tas mums duoda. Tai gal tada gali papasakoti šiek tiek, nes tu paminėjai tą žodį utopija ir man rodos tie du žodžiai, kuriuos aš girdžiu dažnai kalbant apie SAFO ir yra utopija ir kalėdos. Yra šita yra. Tai va, kadangi kalėdos artėja, tai galim šiek tiek prisiminti tą utopiją ir gal tu galėtum šiek tiek papasakoti, įsivaizduok žmogų, kuris niekada nebuvo SAFO, kas tai yra, ką jis pamatytų, ką jis išgirstų. Tai čia labai susijęs su tuo, kad pernykštė tema buvo queer utopijos. Ir man atrodo, mes naudojam daugiskaitą dar ir dėl to, kad labai skirtingai galim visos suprast, ką mums tai reiškia. Ir norim, kad atsirastų erdvės visom tom žmogom turėti savo suvokimus. Tai jo, man atrodo, irgi, iš bendruomenės kilo ta utopijos tema, pavyzdžiui, jeigu apie temą kalbant. Ir man atrodo, tai irgi yra tam tikras, neįprastas dalykas apie SAFO, kad mes reaguojam tiek į tai, kas vyksta pasaulyje, tiek kas vyksta Lietuvoje, bet ir į bendruomenės poreikį ir ką girdim. Ypač festivalio metu. Tai utopija kaip tema kilo jau pernykščio, ne šiųmečio, pernykščio festivalio metu, nes kilo diskusija pradžioje ant tualetų sienų, kur buvo klausimas, ką cishet vyrai veikia lesbių festivalyje. Ir labai užangažuotas šitas klausimas, ar ne? Nes o kaip jaustis trans vyrams? Ir kaip jaustis žmonėm, kurie niekaip savęs neidentifikuoja, ką reiškia cishet, iš kur tu žinai. Tai, tokio sukratimo, man atrodo, daugam sukėlė. Ten vyko diskusijos ant tualeto sienų, buvo užpaišymų, atsakymų. Ir man atrodo, įvyko ir diskusija festivalio uždarymo metu. Ir, kodėl aš tą pasakoju, nes man atrodo, tai iš esmės atskleidžia SAFO ir, padeda atskleisti, kas tai yra. Ir diskusija buvo apie tai, kad SAFO yra festivalis, yra erdvė kupina įvairiausių veiklų. Tai gali būti ir paskaitos, diskusijos, dirbtuvės, filmų peržiūros, sporto užsiėmimai, rankų lenkimas, labai populiarus tarp lesbių, vakarėliai, koncertai, performansai, you name it, visko ten galima rasti. Ir tai yra erdvė, kur yra daug netikėtumų. Kaip vienas iš netikėtumų gali būti, kad tu sėdi kokios poezijos rašymo dirbtuvėse ir iš kitų dirbtuvių bėga pusnuogiai išdažyti žmonės per pievą ar nuogos žmogos per pievą. Ir tai yra erdvė tokiai laisviai, kur neleistumėm, net ir normatyviniam festivaliui nelabai galėtum patirti tokius dalykus pilnai. Ir tai yra erdvė, kuri yra apie pagarbą ir buvimą. Tai iš tos diskusijos, kilo, man atrodo, toksai labai stiprus apibrėžimas, kad SAFO dar yra apie bendrystę ir apie pasitikėjimą vienos kitom. Ir kad mes niekaip netikrinsim tavo tapatybės, mes nesiskaldysim taip, kaip nori fašiai iš mūsų,
kad mes čia žaistumėm identity politics ir pradėtumėm atsiskirinėti pagal niuansus kažkokius tapatybinius, bet mes vadovausimės tam tikrais principais ir gairiam ir kad elgesys yra svarbiausia. Tai va, tai toksai lankstus festivalis vėlgi apie būvį. Daugiau papasakot aš nelabai galiu, nes man atrodo, čia jau yra filosofija, o tada jau reikia atvažiuoti ir patirt taip, kaip tau išeis. Ir kaskart gali būti biškai kitaip, gali būti stipriai kitaip. Bet jo, tai yra kolektyvinė bendruomeninė erdvė, yra sodyba, paprasta gamtoj, miegas palapinėse, kasmet statom, atstatinėjom dušus, gerinam infrastruktūrą, turim scenas, kviečiam žmonės prisidėti, daug lankstumo, daug buvimo kartu, nuo diskusijų iki fizinio darbo kartu. Tai Safa yra apie tavo vertybiškai stiprią bendrystę. Ir kas, šiandieniniam klimate yra tokia utopija šiek tiek. O tada dar filosofiškai žiūrim, žinai, kas įvyksta tada, kai įgyvendinam utopiją. Ar tada utopija prapuola. Tai nežinau, man atrodo visada galima apie tai svarstyti. Vienas iš tų dalykų, kurie man krito akis, nes aš pirmą ir vienintelį kartą lankiausi Safonais metais. Ar patiko? Taip, labai. Tai buvo tai, kad labai toks pasidaryk pats festivalis. Aš pati nesu festivalis žmogus, bet paprastai atrodo taip, kad tu atvažiuoji ir viskas padaryta. Čia yra atvirkščiai, tu atvažiuoji ir viską reikia pasidaryti pačiam. Bent jau tam žmogui, kuris atvažiuoja į talką festivalio. Tai norėjau paklausti apie šitą idėją. Ar tai buvo by design, kai buvo kuriamas festivalis? Ta prasme, kad kiekvienais metais mes patys viską savo rankomis pasidarysim tą stovyklą. Tai vėlgi, kind of do it yourself, but also do it together. Mes kviečiam žmonės ir kartu darytis šitą. Tai ne apie individualizmą, apie bendrumą. Bet jo, tu buvai savanorių komandoje ir su prisidėjai prie talkų ir teko pamatyti ir šitą pusę. Tam tikrą prasme, man atrodo, yra atsitiktinai taip gavosi, bet also by design. Nes jeigu mes norim išlaikyti autonomiją, norim išlaikyti bendruomeniškumą ir tą laisvą dvasią, reikia atsiraitot rankovės ir get shit done. Nes, mes, žinai, šito festivalio nebūtinai, kad labai tikrinom, bet jisai, palyginus, man atrodo, kodėl jis tiek metų išsilaiko, ypač šiandieniniam krizėm, kur festivaliai užsidaro, nustoja organizuotis, nes finansiškai labai brangus dalykas. Kodėl mes išsilaikom, tai būtent dėl to, kad labai daug darbo įdeda žmonės iš bendruomenės. Kas negali darbo, būna įdeda pinigų ir tas irgi padeda. Ir nieks iš žmonių, išskyrus virtuvę, negauna atlygio ir tas labai padeda. Tai kind of by design. Man atrodo, tas padeda išlaikyti ir festivalį nemokamą, kas prisideda prie prieinamumo. Ir mum turi tokio, žinai, išlaisvinimo ties erdvėm, nes važiuoti kažkokią ten miško teritoriją, kur reikėtų su kažkokiu šefu ten derint ir aiškint kontekstą, nes mes irgi negalim festivalio daryti bet kur. Turim žinot, kad yra somewhat bent jau draugiška ir pasiruošus to priimti mūsų bendruomenę erdvė. Ir čia jau yra reikalų. Yra buvę, statant vienus metus darėm Punioj festivalį, tai yra buvę, kur ten pas draugų pažįstamų sodybą, kur samota apleista, tai nelabai naudojama ir tikrai daug talkavojom, žiūrėjom ir bandėm daryti. Tai buvo giminės atvažiavę ten daržų palaistat ir niekaip negalėjo suprasti, kodėl čia vien moteris. Ir sako, ir tu ne vyras, mūsų daug trumpais plaukais, ir tu ne vyras, palauk, pas jūs čia nėra vyrų. O kaip jūs čia viską pačios? Sakom, nereik mum tų vyrų, ką mum tie vyrai. Tai, žinai, labai daug niuansų tokių. Tai man atrodo, tas do it together dabar jau yra by design. Mes labai sąmoningai tą darom ir norim išlaikyti tą principą.
Kaip Safo komanda mato save, pavadinkime, Lietuvos queer aktyvizmo lauke? Nes irgi ta mintis yra, kad ir mes, kai su Juste kalbėjome, kita savanorė, Safo, tai kad yra tai tokia idėja, kad tu atvažiuoji, yra tikrai tokia safe zone, safe place, kurioje tu pabūni, atsigauni ir tada grįžti į tą realybę. Kaip tu pati matai Safo? Visam, queer kontekste? Bent jau Lietuvoje. Man atrodo, tu labai gerai vardinai. Čia tokia erdvė biškai atsigaut ir pasikraut, likusias metus išgyvent. Tai žinai, straight žmonėm kalėdos, tie, kur ten normių šeimas mėgsta, va čia va tas kalėdų momentas. Jam patinka ten tą savaitę atostogų, kur ten grįžta pa šeimą, valgo, baliavoja. Ir jie atsigauna ir tada likusiam metam pasikrauna. Man Safo yra va tos queer kalėdos. Nes tai yra, žinai, kai organizuoji ir talkavoji, tai yra, kad tu praleidi visą savaitę toj sodyboje. Aš turiu pakankamai įtemptą darbinį grafiką, bet pas mane visada, ten porą tų savaičių yra užblokuota, niekada neimu jokio darbo. Tai yra erdvė, kur aš būnu su savo chosen family, kur mes darom dalykus ne tik savo, bet ir kitiem. Ir tai yra apie, tokį pasikrovimą. Ir atrodo, kas čia nori sceną statyti ir malkas pjaut, koks čia pasikrovimas. Bet kada kažkaip darai bendruomeniai ir supranti, ką tas padarys, labai daug energijos duoda. Ir dar labai fainai, toks fizinis darbas nuo visų pasaulio vargų padeda pabėgti šiek tiek. Tai aš Safo, Lietuvos queer kontekste matau kaip labai svarbią erdvę. Ne tik atsigaut, bet man atrodo dar kaip ir erdvę susitikt tai bendruomeniai. Man atrodo, Safo padeda išlaikyti tokį šiek tiek vientisumą. Čia yra erdvė, kur daugmaž susitiksi jau kasmet. Tikrai yra daug žmonių, kurie ištikimai važiuoja. Ir daug žmogų, kurios ištikimai važiuoja kasmet ir būna pasikeičia gyvenimo situacijos ir būna atvažiuoja vis tiek bent dienai pasimatyti su žmonėm. Tai yra, man atrodo, toks, kritinis bent jau vasaros, tai tikrai kritinis renginys, esminis renginys queer bendruomeniai. Bet, ir platesniam kontekste. Žinai, mes visas, kadangi ypač komanda, aš norėčiau komandos paklausti šito klausimo, nes, negaliu už kitas šnekėti. Bet man atrodo, mum dar tai yra irgi apie tokią ne tik savaitės trukmės, bet, žinai, mes dabar tai toksai, downtime, nepavyksta, mum ten labai daug turėti veiklų kartu nuo festivalio pabaigos, taip daugmaž iki būna vasarį, kovą pradedam judintis, bet mums tai yra ir dar bendrystė, draugystė pusę metų. Tai, tokia erdvė yra, kurt ryšį, kažkaip susitikrint, kur tu čia esi, kaip queer žmoga, kokią tu čia vietą turi apskritai bendruomeniai, svarbą turi, prisidedi, ar tik naudoji. Man tokie klausimai visai svarbus. Ir, žinai, dar būna pagalvoju, dabar jau šiemet pagalvojau, taip nuoširdžiai, kad, blemba, čia nemažai metų, aš jau nuo 17, tai 8 metai. Šiaip 7 buvo tarpas, bet, vis tiek nemažai metų. Ir, jau tarką reikia gal naujiems žmonėms užleisti erdvę, bet, neleidžia man širdis, man atrodo, kad skylė tokia atsirastų. Tai daug asmeninės, man atrodo, svarbos, bet ir daug prasmės, man atrodo, Safo turi apskritai. Aš tikiuosi, kad, visai bendruomeniai, kurie atvažiuoja. Ir šiek tiek, man atrodo, taip labiau yra apie bendruomenę, bet mes prisidedam dar šiek tiek ir prie apskritai, tas queer politikos matomumo. Nes mes nekalbam apie santuoką, mes nekalbam apie, vaikus, įsivaikinimą, man atrodo, yra pakankamai mūsų, kas apie tai šneka. Mes šnekam apie tokius platesnius poreikius ir dar būna klausimus keliama, kas bus, kai įteisinsit santuoką, o šiaip emocinė situacija nepasikeis, kas tada bus.
Šiaip irgi kaip žmogus galiu pasakyti, kad kas man patiko, tai kad daug vietos tai, vadinkim, kairiai minčiai yra Safo. Nu, tiesiog atrodo, kad bent jau, kad tikrai išeini iš mainstreamo ir ateini kažkur į naują erdvę pasisemti idėjų. Ir nebūtinai tai, kad turi sutikti, bet tiesiog klausais ir gali sau leisti pačiam pabūti su tom idėjom ir pareflektuoti jas. Tai tas man irgi labai patiko. Žinai, dar vienas dalykas, man atrodo, bet mes minčių labai stipriai nepolysinam šitoje vietoje. Gali būti visokios tos minties, bet esminis dalykas yra apie būtent tą organizavimosi būdą. Jisai, man atrodo, yra toks intrinsically left. Kaip mes organizuojam šitą festivalį ir kaip tą erdvę išlaikom. Ir kaip dalinamės gale tos erdvės turėjimo su bendruomenė. Nes ne mum priklauso šitas festivalis, mum visom, kas atvyksta, kas prisideda, kas vienaip ar kaip tik gali, taip visiems tiem žmonėm, visom tom žmogom priklauso šitas festivalis. Norėjau tavęs paklausti šiek tiek, kaip tu matai Safo ateitį? Ta prasme, per tuos metus, kuriuos tu esi Safo, kaip Safo keičiasi ir kaip tu matai jo ateitį, ypač dabar, kai mes tokioje, sakykime, nežinau, nedraugiškoje aplinkoje esame apskritai ne tik kaip queer bendruomenė, bet apskritai ir kalbant apie politinę tarptautinius santykius, kaip tu įsivaizduoji, ar tai, kas vyksta apskritai tarptautiniu mastu, kažkaip keičia Safo, nežinau, veiklą, ar galbūt atvirkščiai tiesiog išgrynina jos principus, jos svarbą? Man atrodo, mums labai padeda tai, kad mes turim didelę autonomiją. Mes nenaudojam jokių fondų pinigų. Tai yra iš bendruomenės surinktos aukos. Ir iš esmės mes irgi turim tokį gerą finansinį modelį, kadangi mes šiemet surinktus pinigus naudojam kitais metais. Tai kažkas įvyko, nežinau iki galo kaip, bet įvyko taip, kad mes renkam į ateitį. Tai reiškia, kad kaskart, kai įvyksta festivalis, mes žinom, kokio dydžio mes galim daryti ir kiek mums daugiau reikia fundraising. Mes turim daug tokio lankstumo prisitaikyti prie situacijos ir ekonominės situacijos. Ir šiaip jaučiam, kad ekonomiškai žmonėms sunkiau iš surenkamų sumų. Bet, man atrodo, tai irgi yra apie svarbą erdvės. Tai jeigu žmonėms svarbu, tai prisideda. Ir bus mažiau svarbu, mes sumažinsim tą festivalį, viskas ten, žinai, įmanoma. Daug lankstumo. Tai jeigu taip apie formą, o apie turinį, tai man atrodo susijusios yra ir forma, ir turinys, ir ta autonomija labai padeda išgyventi. Šiaip Safo, nors ir auga, ir turi to žinomumo, bet jisai nėra plačiai žinomas. Mes viešinimui išleidžiam visišką mizerį, tik tai dėl to, kad nepaustinam per ištisai metus, neturim didelio ryčio, tai tam, kad tiesiog followerius pasiektų informaciją, tai man atrodo 100 eurų sueina viso festivalio viešinimui, ten adsams kokiem. Tai mes ir nenorim viešinti, čia yra svarbu, man atrodo, tas padeda išlaikyti saugumą erdvės ir mouth to mouth keliauja žodis iš lūpų į lūpas ir man atrodo Safo reaguoja į tai, kas vyksta, nebūtinai visada taip tiesiogiai. Aš tai turiu tokį lūkestį, kad ta erdvė nebūtinai kaip Safo vasarą, kada mes jau ten sustinkam tą paskutinį Liepos savaitgalį, kad savaime kažką labai stipriai atliepia be to atsigavimo, momentų kažkokių diskusijų, erdvės pareflektuoti. Bet man atrodo, čia yra tokia erdvė irgi suprast, jeigu kažkokia krizė rimtesnė ir mums labiau reikia mobilizuotis, tai irgi yra toks resursas, kanalas. Ir man atrodo, kad galbūt iš bendrystės, tos turėtos vasarų metu bendrystės gali kažkaip irgi prisidėti, man atrodo.
atliepiant tam tikras irgi realijas ir geopolitiką. Bet man atrodo, su šitom tendencijom turbūt svarba, tikiuosi, kad tik auks. O finansais, tai žinai, išspręsim, čia techniniai dalykai. About absence of hatred and basic rights, but about the kind of world we want to live in. The world that is accessible, safe, and free for all. We invite you not to look for differences in who we are, but for shared vision of utopia. This weekend and every day, we invite you to dream big. After all these inspiring words, some practicalities as well. Welcome to Sappho. We have our info point in case you missed it on your way here. That's where we collect donations. It's in cash, or you can use a QR code, because donations is what makes this festival happen. It's free, accessible for all, but in order to make it nicer, bigger next year and this year, to make sure that everyone feels good here, we do need those donations. So we're grateful when you go there. Donate, please. Our guidelines, everyone who enters Sappho sort of confirms that they will commit to the guidelines that we have. We want to create a safe and empowering place, so it's all consent-based. Please be mindful also the space that you take up, and also pet safety. If we have a few dogs around, and I saw a couple, it is safer for everyone potentially to keep the dogs on lead to avoid any unnecessary problems. But we do love pets. Yeah, he's like, just give me pets. But yeah, just make sure that, you know, we all want to create a safe space for us, but also for our little family, furry friends, fur babies. Yes, exactly. What else is there? Right, some new things. Some people are new here, some have been here before. The toilet situation, so we're no longer using the toilets back there. So all the toilets are over there. There's a sanitizing washing station there, but if you want running water, there's also just go back there. In general, water points, so we're using the water is by the kitchen, use it, it's water from the well, that's the drinkable water that we have. Don't use the well yourselves, just help yourself from the water station as well. There are some areas that are no-go areas, so like neighbors, like some areas here, so please respect that as well. As we do have neighbors around, so sort of do not wander off in any of that direction. Our space is sort of this. We go that way. Don't go crazy. But don't go crazy, you know, just like respect. It's important to stress that the neighbor that is behind us is tolerant but very firm about his space. So any space behind the little road back, please do not go there. So the area that is free to wander is all the way that way and all the way that way, but not to the sides. This is very important to remain in this space and to be able to do festival here and not to have conflicts with the neighbors. Yes, and the program, you will find it obviously online. What we have, the program is at the info point on the house there, the board by the bar as well, so you can find it everywhere. And so check, you know, there's lots of happening today, tomorrow especially. Fireplaces, we've got 3, we've got one here, one there, and one by the bar stage, so. Tai va, sveika Justė. Labas, Kornelija. Ačiū, kad skiriai mums laiko ir prisijungiai. Tai šiandien mes šiek tiek pasikalbėsim apie Sappho festą, kuriame aš buvau vieną kartą. O tu esi senbuvė. Aš pakeliui į studiją, vadinkim tai studija, ofisas. Pakeliui čionais atsidariau senas nuotraukas. Tam, kad išsiaiškinčiau, kelintais metais aš buvau savo pirmam Sappho.
Man buvo ganėtinai sunku nustatyti, ar tai buvo 2.15 ar 2.16. Manau, kad tai buvo 2.16 ir tai reiškia, kad kitais metais aš būsiu savo asmeniniam 10 sapfo. Fine. Jeigu aš išgyvensiu iki vasaros, bus mano 2 metai. Ar tai reiškia, kad tu planuoji grįžti po to, kai patyrei, kas tai yra? Tikriausiai. Techniškai aš jaučiuosi skolinga SAFO bendruomenį. Tai, žinai, norisi kažkaip... Skolinga ką? Ta prasme, aš atėjau su labai egoistišku tikslu, maždaug labą dieną, aš čia darau podcastą ir norėčiau padaryti epizodą apie SAFO istoriją, bendruomenę. Tai įsileiskit mane, žinot. Tai, ne, ir paprastai atsakymas yra žinoma, ateik. One of us. Ir visą laiką, tai 2 savaitgalius, nes dar buvau ir talkoje. Iš esmės, ką dariau, tai tiesiog sekiojau visus iš paskos ir žioplinėjau tiesiog. Ir bandžiau dar nepridirbti kažko. Tai Hebryte, aš ten buvau ir dalyvavau ir Kornelija meluoja. Geriausia, ką galėjau padaryti, tai išploviau krūvą puodelių. Viskas, mano indėlis. Klausyk, ir krūva žmonių, kurie atvažiuoja, nebūtinai paremia festivalę, nes ne visi gali tai padaryti. Ir išpurvina tą krūvą puodelių ir niekad jų nei susirenka, nei išsiplauna. And that's okay. Dėl to, kad žmonės atvažiuoja tokie, kokie yra. Ir ten galima būti priimtam tokiam, kaip yra. Aš manau, kad yra labai neteisinga manyti, kad kažką esi skolingas festivaliui, kuris yra bendruomenės renginys, prie kurio prisideda visi tie, kiek gali ir taip, kaip gali. Gal tada pradėsiu nuo... kas man atrodo, kad yra SAFO festas bendrai paėmus. Tai paskutinį Liepos savaitgalį paprastai vyksta paskutiniu metu sodyboje saugus atstumas. Ne visada, aišku, tai buvo, bet šiuo metu taip yra. SAFO glaudžiasi saugus atstumas. Paskutinį Liepos savaitgalį būna kur bendruomenės festivalis. Ką tai reiškia bendruomenės festivalis? Tai reiškia, kad šito festivalio neremia jokios oficialios organizacijos, jokios įmonės, realiai oficialių rėmėjų, kurie turi vardus pavardės, nėra. Tai reiškia, kad realiai festivalis laikosi ant pačios bendruomenės. Šitas dalykas yra daromas tam, kad nebūtų įtakos iš išorės, kad tai galėtų būti pilnai nepriklausomas festivalis. Tai realiai taip pat ir visi ten performeriai, paskaitos ir taip toliau, niekas negauna atlyginimo. Ir tai yra daroma tam, kad nesigautų, kad kažkas daro didesnį įtaką, arba ten turi didesnę nuomonę, arba galėtų kažkaip paveikti festivalio turinį. Festivalio turinys yra orientuotas be abejo į queer žmonės. Tai SAFO buvo poetė, aš tikrai neatsimenu, ar graikų, turbūt graikų, ne, romėnai buvo daug vėliau ir labai garbino graikus tiesiog. Tai buvo graikų poetė, kuri greičiausiai pagal dabartinius standartus būtų biseksuali, bet tai nebuvo žodis. Lesbo sala, nežinau, kiek jai buvo aktuali ir lesbietė irgi nebuvo žodis. SAFO tiesiog buvo žmogus. Ir aš manau, kad pats festivalis, jis irgi prasidėjo realiai nuo PLF, piktų lesbiečių festivalis, bet po to labai gražiai ta idėja išsiplėtė į bendruomenės festivalį, kuris yra atviras. Ką tai reiškia? Tai reiškia kartu, kad taip tu gali pasimti savo straight friend. Ta prasme, žmonės tiesiog būna. Mes esam turėję keletą atvirų konfliktų, dilemų, diskusijų, gal ne tiek konfliktų, apie tai, ką SAFO festivalyje veikia vyrai, ir atsakymas yra labai paprastas. Jie plauna indus, dirba, bendrauja, mokosi šoką, bučiuojasi. Ta prasme, tai yra queer bendruomenės šventė kartą metuose, kuri trunka 2 kartais 3 dienas. Jeigu esi savanoris, tai gal ir savaitę, ir gal net ne vieną savaitę. Gal tu gali papasakoti šiek tiek apie savo pirmąjį SAFO, ką prisimeni, kaip tada viskas atrodė, nes jau bus tau 10 metų. Tai neblogas laikas iš tikrųjų įvertinti tokią kelionę. Taip, be abejo. Man buvo
Bože, 19 gal. Ir mane atsivežė mano tuometinė partnerė į Safo, kuris vyko Žeimių dvare. Vieta labai graži, gan atvira, buvo paprasta ten nukeliauti ir aš tiesiog nieko nesitikėjau, aš tiesiog norėjau būti visur, kur yra šitas žmogus, ane. Ir mes atvykom, pasistatėm palapinę, pradėjom žvalgytis ir man atrodo, kad dar tą patį vakarą ten buvo keletas ten judesio workshopų, susipažinimo, bet dar negrojant muzikai, mano reakcija buvo, oh my god, kas yra žmonės, kurie tai kuria, man reikia būti vienam iš jų. Ir aš tiesiog pradėjau vaikščioti ratais ir klausinėti, kur yra organizatoriai. Ir aš tiesiog priėjau ir aš sakau, aš nežinau, kaip vyksta pas jūs savanorystė ar ten dar kas nors, but I want in. Ta prasme, čia yra neįtikėtinai nuostabu, tai yra mažytė utopija, visiškai trumpam, kurioje aš nesijaučiu keistas žmogus. Ir man tai yra labai svarbu. Realiai aš sakyčiau, kad aš galbūt netgi tuo metu nelaikiau savęs nei žmogum, kuris užsiima aktyvizmu ar kažkuo. Aš tiesiog ten taip gerai pailsėjau, kad aš tiesiog norėjau dirbti dėl bendruomenės. Tai jo, aš buvau labai, labai maloniai nustebintas. Tai nebuvo labai didelis renginys, mūsų buvo iki 200. Gal 100, gal 105, bijau sumeluoti. Pernai metais Safa buvo 600 ar 700 žmonių, tai be abejo yra augantis festivalis, bet taip pat tai nėra komercinis festivalis ir todėl nėra taip, kad eksponentiškai auga, tu nesi apsuptas svetimų žmonių, if anything, tai galėtų būti festivalis of Evil Exes, dėl to, kad ten būna didelė dalis žmonių, kuriuos tu pažįsti iš kur bendruomenės, tiesa, tuo metu man buvo viskas labai nauja, bet aš nesijaučiau svetimai, ta prasme buvo ganėtinai lengva įsilieti. Jo, čia tokie kertiniai dalykai, nes, pavyzdžiui, kai aš irgi galėčiau pasakyti, kad Safo po pirmo to apsilankimo jaučiasi labai utopiškai. Tiesiog tokia maža salelė, ta prasme, jautiesi už laiko ribų visiškai. Jeigu aš galėčiau pat apibūdinti, tai man Safo asmeniškai yra pieva tiesiog. Kas yra Safo? Tai yra pieva. Ir tu joje tiesiog ištirpsti, nėra laiko, nieko nėra. Tu esi tą savaitgalį visiškai už tokios realybės ribų ir aš irgi grįžau žiauriai palsėjus, man atrodo, kokia čia dabar, visiškai kitoj realybėj pabuvai ir grįžti į savo pasaulį. Tai tas labai toks, ir kaip, aš nesitikiu, kad taip greitai tiesiog tas vyks, nes atrodo, tu važiuoji į naują vietą. Turėtų būti daug anxiety. Ja, priklauso nuo to, koks esi žmogus, bet tai yra, tave taip priima ir tu taip priimi, kaip yra, tiesiog kaip yra. Jo, ir tas jausmas toks lengvas, taip lengva ten būti. Tai vat, man irgi toks įdomus dalykas yra, kad nežinau, kaip tu manai, koks žmogus yra Safo festo žmogus? Absoliutiškai visoks. Visada stengiamės sudaryti sąlygas ir žmonėm, kuriem yra sunkiau judėti, judėjimo negalia, yra mažesnio sensorinio, sakykime, indėlio erdvės. Tai gali būti žmogus su vaikais, su kūdikiu. Galbūt sunkiau būtų žmogui, kuris nemoka susikurti laužo ir kuriam būtinai išgyvenimui reikia mėsos. Dėl to, kad visa virtuvė būna vegetariška, vietinė. Bet kartu, kadangi yra bendruomenės renginys ir labai didelis kiekis bendruomenės, tai visada gali nuvažiuoti parduotuvę, ar ten į kavinką ar kažką. Šalia yra Kavarskas, tai yra labai fainas miestukas, jie turi koldūnų. Tai man atrodo, kad tas Safo žmogus, jisai gali būti visoks, jisai gali būti tusovčikas, kuris iki ryto ten šoka su taure rankoje, ne, dėl to, kad yra tokia galimybė visada. Gali būti pleputis, gali būti stebėtojas, ne, ramus stebėtojas, kuriam yra įdomu prisisurpti tos energijos ir tiesiog ją pasaugoti, turėti. Vakare būna šokiai pokiai ir ryte būna ten koks nors bėgimas arba mankšta. Ta prasme, tai gali būti sportiškas žmogus, tai gali būti žmogus, kuris yra pavargęs dėl to, kad yra vietos atsikvėpti. Aš, pavyzdžiui, kelintus metus iš eilės,
Na, išskyrus pernai metais, nes sveikata biškį neleido, bet kelintus metus iš eilės. Didžiąją dalį laiko festivalį stebėjau ir jame dirbau. Aš esu užsibrėžęs tikslą, kad man būtinai reikia nors porą dainų pašokti ir padalyvauti nors vienam performance workshop'e ar panašiai. Bet kadangi aš nuo pat pradžių atsistojau, sakykime, į savanorio ir vėliau organizacinės dalies žmogaus poziciją, man yra labai svarbu prisidėti prie festivalio įgyvendinimo. Taigi aš esu tas žmogus, kuris dažniausiai būna infotaške, todėl mano veidą ir balsą turbūt žmonės, kurie lankosi Sapfo, atpažins. Aš esu toks žmogus, man yra labai svarbu ne tiek tik padėti įgyvendinti, kiek turėti savo labai tokią aiškę nišą. Tai aš gaunasi, kad lakstau ratais ir ieškau, ką galima būtų patobulinti, kaip galima būtų prisidėti. Bet kartu aš labai džiaugiuosi tai žmonėm, kurie atvažiuoja atsipalaiduoti. Man atrodo, kad Sapfo žmogus yra labai įvairus. Galbūt žmonės, kuriem yra sensoriškai sunku arba kuriuos erzina garsas. Galbūt būtų logiška tokiam žmogui apsistoti kur nors netoliese ir atvažiuoti, pavyzdžiui, dienos metu į kultūrinę, į tą kultūrinę dalį, paskaitas, workshopus ir panašiai, ne? Ir tada galbūt vakare išvažiuoti pailsėti kažkur kitur arba atvažiuoti ten tik tai daliai festivalio. Tai irgi yra visiškai opcija, žmonės atvažiuoja ir išvažiuoja visą laiką, yra tokių, kurie atlekia ten šeštadienį vakare tiesiog į patį šokių pokių sukūrį, kaip aš vadinu, kurs dance floor, vaini pro šalį ir tada sustoju ir pradedi šokti ir negali nustot šokti. Muzika visada būna labai gera. Jo, šiaip, mano irgi toks jausmas, kad Sapfo, atei koks esi, yra labai stiprus ir, nežinau, ta tokia Sapfo dvasia irgi pasidaryk pats, žinai, nes, literaliai viską daro patys Sapfo nariai, ta prasme, nežinau, nuo padėlių plovimo iki drenažo, iki elektronikos, iki apšvietimo. Elektros, tvarkimo, viskas yra savo rankomis padaryta, toks, tiesiog... Absoliutiškai sava ir tik tai tam tikslui. Jo, pasistatai tiesiog literaliai savo rankomis festivalį pasistatai. Toks nerealus jausmas. Ir aš norėjau paklausti, nes tu minėjai irgi, kad tai yra aišku noras išlikti nepriklausomu, neišvengti to, kad kažkas turi didesnį įtaką, tas nekomerciškumas. Ar tai tiesiog by design buvo iniciatorius sugalvota, kad tiesiog taip, tai buvo... tiesiog reikia tokio formato, kad jis išliktų? Taip, tai yra principas. Čia yra nuo pat pradžių nuspręsta ir laikomasi labai labai sąmoningai. Tiesiog tam, kad queer identitetas yra pats savaime iš savęs politiškas. Kad ir kur vyksta, toks festivalis, arba ten, kad ir kur gyvena tokie žmonės, kaip aš. Buvimas queer ir queerness itself, pats apibrėžimas yra vis tiek dalinai priešinis. Mes labai retai kada apibūdinam žmonės pagal tai, kas jie nėra. Ir queer stovi vis tiek kaip priešpriešą heteronormatyvumui ir todėl tam, kad galima būtų reikštis laisvai ir išlaikyti tą tokį, koks atėjai, toks ir būk, nebent esi agresorius, tiesa, ta prasme mes bet kokiu atveju reaguojam ir su visa bendruomenė reaguojam sąmoningai, spręsdami klausimus ir užstodami vieni kitus, kad tai būtų saugi erdvė, saugesnė, vėlgi nei viena erdvė nėra iki galo saugi, tiesa, visi atsako už save. Tai yra sąmoningas sprendimas nuo pat pradžių neturėti konkrečių sponsorių. Tiesiog todėl, kad diplomatija, politizavimas ir taip toliau labai dažnai yra naudojami vis tik tai nutildyti queer balsus. Ir Sapfo idėja yra duoti mikrofoną. Gal šiek tiek gali papasakoti, nes kaip yra, nežinau, organizacinė komanda, ar ne, kaip yra nusprendžiama, pavyzdžiui, ką mes šiemet veiksime, kaip viskas atrodys. Nežinau, man toks irgi, nes paprastai... Idėja turiu omeny. Jo, turiu omeny, kad paprastai, kai atvažiuoji
atvažiuoji į festivalį, jau tau viskas paruošta. Jo. Tiesiog vartotojas, Taip. esi, ne? Būna. Būna. Ir Safo yra toks labiau popieriaus lapas. Atvažiuoji ir darai dalykus. Jo, bet kartu turi programą. Jo, tai aš, man teko tam, sakykime, toj vidiniai sriuboj pabūti kiek daugiau negu metus realiai tik tai. Gaunasi turbūt apie 2, žodžiu. Tai yra irgi ganėtinai horizontalus ir chaotiškas procesas. Mes kalbame apie žmonių kiekį, kuris svyruoja ten tarp 10 ir 15, kai kurios, pagrindė kai kurios, ne? Kai kurios žmogus prisideda prie festivalio jau daugybę metų, ne? Kai kurios prisijungia ką tik ir kartais prisijungia tik trumpam. Entuziazmo lygis irgi yra skirtingas. Tai paprastai kaip vyksta, tai yra mostly brainstormas ir po to darbo grupės. Tai susirenkam, aptariam, kokie buvo pernai metai, pasižiūrim feedbacką, visada yra grįžtamojo ryšio formos ir po festivalio taip pat gyvuoju būdu yra klausima dalyvių jų nuomonės ir kas buvo sunku, kas lengva, kas patiko, kas nepatiko. Tai yra peržvelgiami šitie dalykai, tarsi uždaromas praeitas festivalis ir tada bandomas kurti konceptas naujo festivalio, tai yra, kokia bus metų tema, kaip mes įsivaizduojam, kokia galėtų būti ten, nežinau, galbūt bus kažkoks kertinis taškas programos, kaip ir kurie žmonės rinksis iš aplikacijų, kas ir kaip, ne? Kiek biudžeto mes turim kompensuoti, tarkim, žmonės, kurie atvažiuoja iš užsienio, pravesti workshopų arba kuriems reikia medžiagų ir taip toliau. Kaip ir minėjau, niekas negauna užmokesčio, bet kokiu atveju žmogus tada eina į minusą, ne viską gali daryti tiesiog iš širdies, ne? Širdies į kišenę neįsidėsi, nebent tai yra kažkieno išlupta širdis, we don't do that. Tai tai yra labai horizontalu, tai yra daug darbo. Tie žmonės, kur, kaip aš vadinu, ofisukas, kur kampe dažniausiai ten sėdi prie kompų ir kažką, yra tikrai nemažai darbo, kuris yra atliekamas pačio festivalio metu. Labai, kai kurios iš mūsų labai pavargstam, bet labai yra kartu tokia vidinė prasmė, ta prasme, kad ta komanda, jinai nėra, jinai yra labai stabili. Mes atsigaunam per pusmetį, tada pradedam ilgėtis ir tada skamba tas Safo ir norisi ten grįžti, kurti, dėlioti ir taip toliau. Realiai pagrindas turbūt yra sudaryti sąlygas, ne? Atvaryti, nenubodžiauti, gauti kažkokią prasmę. Gerai praleisti laiką. Kadangi tu jau pati 10 metį veikia, kas tave skatina labiausiai grįžti į Safo vėl ir vėl? Visi tie veidai. Aš, man Safo metu nueiti į tualetą užtrunka 2 valandas, dėl to, kad pakeliuoju iki tualeto aš nuveikiu 5 dalykus, sutinku 10 žmonių, kurių pasiilgau. Paturiu diskusiją, galbūt kažkokį žaidimą ten ir taip toliau, tada pamatau, kad ten, nežinau, jau tualetą baigėsi tualetinis popierius, ten nunešu tualetinio popieriaus, pranešu į infotašką, ten kažką. Aš būnu labai užsiėmęs žmogus, bet tai yra, toks sielos valymas. Man visada, mes turim, ne, tą tokį stereotipinį įsivaizdavimą, kad festivalis yra jaunimui. Jaunas žmogus, ten 18 plus, iki 20, iki 30, ne? Bet Safo yra toks for life. Aš galiu įsivaizduoti, kad, prasme, tikrai po 20 metų aš galiu atvažiuoti ir su jaunimu kalbėti. Tiesiog tokia. Taip, labai yra, aš sakyčiau, kad Safo taip yra labai įvairus festivalis. Aš sakyčiau, kad iniciatyvinė grupė nėra vien jaunuoliai. Aš manau, kad jaunuoliai, sakykime, daugiausia jaunuolių turbūt būna savanoriuose, kas vėlgi savanoriai yra tam tikra, pozicija, sakykime, kurią prisijimi. Tai būna žmonės, kurie, tarkim, pirmą kartą atvyksta, jie užsipildė anketą tam, kad turėtų ką veikti, nes atrodo, kad galbūt. Ta prasme, sakyčiau, kad iniciatyvinė grupė yra įvairių žmonės tarp
galbūt 27 iki gal 40, gal netgi biški daugiau. Jo, ne, yra jaunimėlio, aš sakyčiau, kad yra jaunimėlio, kaip tik šiemet buvo, sakyčiau, netgi labai nemažai jaunimėlio ir jautėsi netgi šiek tiek toksai vaibelis, kad privažiavo dženzėrių, kurie sėdi savo telefonuose ir buvo labai neįprasta kurį laiką, bet man atrodo, kad po to visi gražiai atsileido, galbūt po pirmų šokių. Tai tikrai yra festivalis, kurio metu tu gali tiesiog ateiti sėsti prie žmogaus ir su juo šnekėtis. Ir visi turi skirtingas patirtis dėl to, kad jos yra leidžiamos. Jo, aš irgi tą pajutau, kadangi mano patirtis buvo ta, kad apskritai pirmą kartą SAFO ir pirmą kartą kaip savanorė. Ja. Tai labai sunku vertinti, ar galiu vertinti sąžiningai, bet tas jautėsi labai greitai, kad savanoriai ir, sakykime, organizatoriai, net ne pagrindiniai, jie yra tame pačiame lygmenyje, tik organizatorius yra tas, kuris daugiau žino ir, gali papasakoti. Taip. Bet aš jaučiuosi visiškai priimta, lygiavertiškai. Visiškai dėl to, kad nieks niekam nedirba. Mes visi dirbam nemokamai. It's the utopia. Jo, čia tas sense of community. Taip greitai, tiesiog, man kaip intravertį buvo tiesiog, didelis iššūkis, aišku, nes buvo ta baimė, tai kaip aš čia ateisiu, kaip čia atvažiuosiu, bet labai greitai. Dar mašiną iš tikrųjų pajutau, kai tada važiavau, kad jau viskas, jau esu padalis. Bet dar vienas svarbus akcentas festivalio yra talka, kurios galbūt ne visi gali pajusti, nes organizatoriai renkasi ir savanoriai. Bet aš labai prisimenu gerai, kad organizatoriai minėjo šitą dalyką, kad SAFO talka patiems organizatoriams yra tas festivalis, nes realiai susitinki tada. Nes per tą festivalio savaitgalį, kai lakstai tiesiog, tu net nematai vienas kitą. Ir taip ir buvo, aš iš tikrųjų mačiau tik porą žmonių. Aš talkos šiaip būna ganėtinai atvirus, tu neprivalai būti užsiregistravęs kaip oficialus savanorius. Niekas nėra oficialus, SAFO nėra organizacija. Tai yra tiesiog iniciatyvinė grupė, ir, dalyviai, pabaigsnoju. Tai tiesiog, kadangi tai reikalauja planavimo ir norisi, ta prasme, į talką galima užsiregistruoti ir reikia realiai tiesiog, galima kad ir parašyti į SAFO puslapį ir sakyti, aš noriu prisidėti, ir gali tapti neformaliu savanoriu, gali atvažiuoti dienai ir taip toliau. Man asmeniškai be talkos bootcamp sportas, bet man be talkos taip pat yra svarbi ne tik prieš talką, bet ir talka po. Aš dažniausiai pasilieku bent jau dieną ekstra ir man tas after party, kai žmonės jau atsikvėpavę, tokie atviri ir gražus, tarsi uždaro tą procesą ir renkasi daiktus namo ir, ta prasme, dalis lieka ilgiau ir ramiai savo vaikštinėja, tarsi tą patirtį iš naujo išgyvendami. Dalis ten lekia, excitable, atsisveikina, apsikabinimai ir taip toliau. Tai ta tokia ramybė, mes tai padarėm. Tai buvo nuostabu. Man šitas momentas yra labai svarbus, man gaunasi jo, kad aš festivalio metu bėgu, viską tvarkau, viską dėliojuos ir taip toliau. Ir tada tas pabaigos momentas, kur mes tai įgyvendinam, man asmeniškai kaip žmogui iš daugybę metų savanorių ir po to organizacinės grupės, man šitas momentas yra labai labai gražus. Pamatyti iš naujo tos veidus, susitikti tuos, kurių per festivalį tiesiog prabėgdavai pro šalį. Ir apkabinti ir būti tokiam, wow, mes vėl tai padarėm, žinai. Tai šitas man yra irgi labai gražus. Tai labai rekomenduoju talką ir po. Jinai irgi yra labai atvira. You can just kind of hang out ir padėti. Jo, aš irgi turiu prisipažinti, kad nors negalėjau dalyvauti tam after talkoj, nes aš važiavau tą pačią dieną po SAFO pabaigos, bet šiek tiek vėliau ir tas laikas, iš tikrųjų, kai tu jau matai žmonės išvažiuojančius ir sodyba tuštė ir tu tiesiog stovi ir žiūri, kaip dūsauji. Išvažiuoji ir tu stovi laukuose vidury niekur. Tiesiog toks surrealus jausmas yra. Mes sukūrėm tai ir dabar mes tai išrinksim. Viskas. Mes completed, iki kitų metų. Jo, ir toks, turiu pripažinti, kad tartiškas jausmas. Taip, šuoliukas ir buvo toks, auga ir toks, jo, labai gražu. Ir tu klausaisi tos
tokios ištuštėjusios stovyklos tylos, kai kažkas ten kažkur kalba, kažkas kažką tvarko. Ir staiga supranti, kad vat ant šito krūmo yra uogos ir taip, tai va kur šitas puodelis, kurį aš ten išnešiau, jis vis dar turi mano gėrimą. Na, arba ten workshopo metu buvo sukurtas šitas ir šitas menas, žmonės jį ne iki galo susirinko, ir pažiūrėk čia, toks daiktas. O va čia tas kilimėlis, o kažkas paliko savo puodelį. Lost and found, tarp kitko, yra realus dalykas ir po to žmonės ganėtinai lengvai susisiekia ir atgauna savo daiktus. Just saying, tai yra bendruomenės festivalis, niekas nenori jūsų apvogti. Jo, aš irgi kažkada praradau savo puodelį ir tada po kelių valandų pamačiau kažką gerinti, kad iš jo. Tai jo, keliaujantis toks labai potyris yra. Kada tu, nežinau, man kaip žmogui, kuriam nėra lengva su bendruomenim, bet kažkaip, toks iš tikrųjų ištirpsti tam tikrą prasme ir esi tą laiką toje bendruomenėje. Bet niekas ir neverčia, iš tikrųjų, tu gali tiesiog būti. Taip, ir va čia kas yra įdomiausia, kad tu žinai, kad labai ribotas laikas. Ir tu tiesiog naudojasi, taip, naudojasi progom iš tikrųjų ir pamatai, kad yra galimybė prisidėti, pamatai, kad yra galimybė patirti, pažaisti kažką, patyrinėti. And you go for it, dėl to, kad žinai, kad iki kitų metų šitie veidai nebus toj pačioje erdvėje. Ir net jeigu bus didžioji dalis, tiesa, vis tik mes turim visą laiką naujų veidų, mes turime žmonių, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių negali atvykti. Tokia programa, kokia yra šitą paskutinį Liepos savaitgalį, šitą programą daugiau nebebus. Ja, toks vieną kartą patiri. Ir aš prisimenu, kai, man atrodo, šeštadienį vakare, kai jau buvo... Didysis vakarėlis. Jo, ir prieš tai, kai dar uždarinėjo jau tą registracijos punktą, tai mergina, su kuria aš tada budėjau, jinai pasakė, kad blemba, taip liūdna jau darosi, nes jau... Liūdna? Jo, nes tas uždarimas reiškia, kad jau geriausias metų savaitgalis baigėsi. Ir prisimenu, kai tada ryte jau reikėjo tvarkyti palapines, tai irgi toks, žiūri žmogus, bittersweet tai vadinasi, ne? Būtent toks bittersweet jausmas, reikia tvarkytis ir... Nostalgiška ir kartu, aš dar pabūčiau. Tai aš asmeniškai šitą dalyką sprendžiu pasiplanuojant actually pabūti, tiesiog būk sekančią dieną nusirinkantis palapinę. Ta prasme, tai yra labai realu, labai paprasta. Niekas per daug neklausinės ir tu būsi vis dar, kaip ir bendruomenės dalis, tos vidinės bendruomenės, kuri lieka, ne? Viskas kaip ir toliau vyksta, tiesiog dabar tavo darbas yra ne surinkinėt, o išrinkinėt. Tai gali, pavyzdžiui, rinkti ne savo palapinę, o, nežinau, įrankius ar ten šiukšlės padėti susinešti, ne? Jeigu esi vairuojantis žmogus, galima būtų ten pasivažinėti iki sąvartyno ar panašiai. Ta prasme, mes visi kartu tai statom. Ir galime kartu tai ir nugriauti tam, kad vėl galima būtų lengvai pastatyti kitais metais. Ja. Ir aš prisimenu irgi iš ne vieno savanorio girdėjau tą mintį, kad SAFO yra tas laikas, kada aš pasiimu atostogas prieš SAFO. Taip, ir savaitę, pavyzdžiui, ten pusantros. Taip, aš taip darau. Ir tas pasiruošimas ir tas toks kyla emocija. Augini. Augini, tas toks... tas džiugesys, nežinau, kaip žmonės, kad laukia kalėdą. Taip. Aš taip džiaugiuosi, kad tu paminėjai kalėdas. Aš įsivaizduok 10 metų, ne? Čia jau, tradicija, tikrai pavadinčiau tradicija. Queer tradicija. Sakyčiau, kad mano metus ir dalyja šitie du įvykiai lygiai į dvi didelės. Tai yra, kad žiemos metu būna kalėdos, vasaros metu būna SAFO. Ir tai yra labai panašus šeimos šventė. Klausykit, ta prasme, man tiesiog, bet jeigu kalėdos man yra, o dieve, ten aš nežinau, ten sėdėti prie stalo, bendrai kikenti, ten kažkokius pasiminimais dalintis, ne, būti nostalgišku, sentimentaliu, dovanoti lauktuvės, ne? Žiauriai smagu. Bet SAFO irgi, tai yra, aš noriu susimušti taurę su to žmogum, kurio aš metus laiko galbūt nemačiau, arba ten mačiau tik tai prabėgšom, ne? Aš noriu pašokti, aš noriu ten pavalgyti skanaus maisto iš tos nuostabios virtuvės, ta prasme. Ir tiesiog susiformuoja tam tikrai galbūt jau vėlgi tradiciniai tokie labai dalykai, kurie kartojasi, bet kiekvieną kartą yra vis kiti, nežinau kaip paaiškinti, bet
jo, man Safo yra kaip vasaros kalėdos kiekvienais metais. Jo. Jo, aš irgi šitą girdėjau idėją, kad, tiesiog, netgi galvoju, blemba, reikėtų gal taip ir užvadinti epizodą. Jo, epizodas. Safo kalėdos. Nes, tiesiog, tas jausmas, kai irgi žmonės sako, kad po Safo jau, kai baigėsi festivalis, irgi yra tas toks gėdėjimo laikas. Panašiai kaip po didžiųjų metų švenčių, kai tu... Arba po atostogų, jeigu iškeliauji į atostogas, tu grįžti ir vis tiek būna po atostogų blues. Ta prasme, paprastai, jeigu tu keliauji savaitę kažkur, tai tau greičiausiai reikės dar bent pusę savaitės atsigauti iki darbingo, buvo. Taip, grįžimas į realybę, jis kartais būna skaudus, kaip pleistrą nuplėšti. Ja. Tai tas jausmas yra ir tu gali pats jį pajusti, yra kažkas, netgi pirmą kartą lankantis. Aš norėjau tavęs paklausti, gal yra kažkokia Safo veikla, tradicija, nežinau, kuri tau yra tas momentas, čia yra Safo momentas tau pačiai. Nes aš, pavyzdžiui, galiu pasidalinti iš to, ką aš patyriau nais metais, tai man tikriausiai buvo maisto gaminimas per talką. Tiesiog aš... Aš maisto gaminu per talką visada. Tiesiog aš prisimenu, pavyzdžiui, mes sėdim, kalbamės, gaminam maistą ir aš galvoju, blemba, kaip gaila, kad aš neturiu podcast'o įrangos, čia būtų tas Safo. Širdis. Safo širdis, kaip man dabar žmogui, nebuvusiam Safo, išnešti šitą, ką aš jaučiu dabar. Ir tai nėra tos pačios bulvės, kurias tu, žinai, ten mamos virtuvėje ten skutai ir gauni kritikos, Tai yra bulvės, kurias tu dalinsies prie bendro stalo su visais šitais amazing žmonėms, su kuriais tu kuri. Tai tikrai yra tas jausmas, ta prasme, kaip kalėdiniai, ten kūčiom, žinai, kokiam ruoštis, ta prasme, tai nėra... sunkia atsakomybė, tai yra labai malonu. In a weird way. Aišku, žmonės pavargsta ir ta prasme mes bandom saugoti vieni kitus ir kažkaip stebėti, kas kiek dirba. Bet aš žinau, ką aš asmeniškai darau per kiekvieną Safo. Mano partneris visada pasiema paskutinį baro shiftą šeštadienį, į kurį aš visada jį palydžiu. Pasiemu visas baro stiklinės ir einu jas plauti, o jis išspiria žmogas, kurios yra už baro, tam, kad jos galėtų pasidžiaugti uždarimu, kuris yra tarp kitko irgi specifinis ritualas, tai yra bėgimas į laukus, kai teka saulė. Tai, mano kulminacija, aš manau, kad ir yra tas paskutinis baro šiftas, kur aš šalia esu prie pakeičiančio barmeno, kuris visada ima šitą šiftą. Aš jiems suruošiu visas stiklinės, apsitvarkau kiek įmanoma, ta prasme padedu išleisti nuo tos pareigos kitas žmogas. Ir tada mes tiesiog žiūrim, kaip žmonės bėga į laukus ir džiaugiasi uždarimu ir tai yra labai gražus momentas. Man asmeniškai, tai kai aš dabar galvoju, nes jau praėjau nemažai laiko po vasaros, irgi galvoju ir kad man taip patiko sėdėti ir žiūrėti į tą pievą. Tiesiog žmonės... Susupynėm? Kaip? Susupynėm? Jo. Ta prasme, aš prisimenu ir kai stebėjau, ten buvo, stalas padengtas, žmonės valgo tiesiog pievoje, aš sėdžiu. Negaliu pasakyti net kaip jaučiasi, bet kaip tu žiūri kokį ten, žinai, renesanso laiką paveikslą, tiesiog, dabar aš kažkoks davinčius, čia grinai paskutinės vakarienės motyvai. Yra toks, tiesiog toks realus jausmas, nerealu iš tikrųjų. Jo, ir ta prasme, tai tu kalbėjai apie patį centrą sodybos, kur būna ten pietukai vakarienė, tai jo, mes... pasistatėm tuos stalus ir kiekvienais metais juos restauruojam, mes ten sugalvojom tą visą stogelio dalyką, jeigu lietus, kad galima būtų prisiglausti. Aš suprantu, ką tu turiu omeny. Ta prasme, tiesiog yra vietos erdvėlaikio, net sakyčiau, tradicija ir tai yra labai, labai gražu ir malonu būti to dalimi ir netgi kartu tai ir stebėti, net nebūtina tarsi, nežinau, tai labai savas jausmas, aš pritariu. Ir tada tu išvažiuoji iš Safo, grįžti į tą realybę. Bet esi pasikeitęs. Jo. Ir čia yra tas dalykas, kuris man irgi šiais metais visą tą laiką po Safo kelia klausimą, koks yra... Kaip tu matai, jeigu vertiname Lietuvos queer aktyvizmą, kur yra Safo vieta, kokia yra jos
kur yra Safo, nežinau, vaidmuo visame tame. Visame kame? Gyvenime, ta prasme, tas tam įprastam? Tarkim, jeigu kalbam apie LGBT bendruomenę, Lietuvoje yra aktyvizmo. Ne? Kur yra, pavyzdžiui, kaip tu matai Safo tame? Koks yra vaidmuo Safo? Išsilaižyti žaizdas. Labai paprastai, pahalini stengiasi su akcijom, su protestais, su projektais, su jaunimu, su politikais, su viskuo, ta prasme, kažkaip kontroliuoji damage visą laiką, ta prasme, kaip aktyvistas, kaip žmogus, kuris veikia dalykus tam, kad pasikeistų pasaulis. Atvažiuoji į Safo tam, kad atsimintum ne prieš ką kovoji, o už ką kovoji. Atvažiuoji į Safo, kaip apdaužytas katinas, tiesiog uodegą išsilaižyti, pasibūt, prisiglaust, atsikvėpuot. Saugus uostas, ta prasme, tiesiog, jeigu aš noriu prisidėti prie utopijos kūrimo, man reikia pamatyti, kaip gali veikti utopija. Tai bent jau man asmeniškai taip veikia. Jo, aš irgi galvoju, kad kai jau pabūni pirmos dienos vakare, toks jautiesi tikrai, kaip čia pavadinti, nežinau. Pasveikęs. Tokias, taip, po reabilitacijos kursą. Taip. Queer rehab. Ne, ta prasme, jeigu reikia kažkokius naudoti savo specifinius nuodus, tu prašom niekas nedžedžia, nes tu tik būk saugus ir, ta prasme, už save atsakyk, žinoma. Bet jo labai kalba eina apie tai, kad atgauni savo psichinę sveikatą, emocinę sveikatą, gebėjimą atstovėti toliau. Ja, šito labai reikia ir man atrodo, kad Safo tam tikrą prasme įkūnija tokį, tiesiog tokį, žinai, quintessential safe space, tiesiog, kaip mes įsivaizduojam tokią utopiją, ar ne? Tiesiog, tas pats, nežinau, toks safe haven. Jo, žinoma, nereikėtų labai stipriai idealizuoti, sakykime, taip, bet kokiu atveju, kaip čia pasakys, nėra kažkokio labai konkretaus face controlo. Mes, aišku, stengiamės infotaške kiekvienais metais priminti ir pastovėti kartu, panagrinėti bendruomenės sustarimus ir turėti kažkokį tai atsaką, jeigu būna konfliktų, ne? Bet reikia suprasti, kad ten, kur yra žmonės, ten yra netvarka. Ten, kur yra žmonės, ten visada kažkas nutiks, kas nebūtinai yra, ten puikiai tobulai malonu. Ir, tai nėra labai tokia nulaižyta patirtis, iš tikrųjų tu gali būti užgautas arba, tai yra žmonės ir žmogiška ir labai įvairaus visko įvyksta. Aš, pavyzdžiui, esu svarsčiusi, ar tai galėtų būti kažkoks labai konkretus haven, ne, ta prasme kažkokia vieta, į kurią vis gali grįžti ir ne, taip neveikia. Safo yra renginys. Ir galbūt netgi, jeigu Safo truktų 4-5 dienas, tokiu pat mastu, kaip trunka dabar 2, tai irgi galbūt nebūtų taip magiška, kaip yra dabar, ne? Dėl to, kad gimtadienis būna kartą metuose, Safo būna kartą metuose ir tai yra savaitgalis. Žinoma, žmonės, kurie ieško utopijos, sakykime, ilgalaikiškesnės arba kuriems reikia išsilaižyti žaizdas dažniau negu kartą metuose, kas tikrai yra daugiau negu vienas iš mūsų, ne? Gal keista reklamuoti, kai žmonės jau klausosi šito podcast'o, bet Tolerantiško jaunimo asociacija, chebra. Jo, tai, aš negaliu meluoti, nes aš pirmą kartą lankiausi, tai mano vis tiek labai idealistinis požiūris. Ir čia tikriausiai klausimas tau, nes tu jau senbuviai esi. Tai man klausimas būtų, kaip tu matai, ar Safo keičiasi, palyginus su tuo, ką tu radai, ir kas keičiasi, jeigu keičiasi, ir kas išliko, kas yra ta the original Safo dalis. Ar yra kažkas, kas stovi nepasikeitęs, ir tu visą laiką gali rasti atvykęs? Aš sakyčiau, kad daugiau dalykai keičiasi, bet tarsi sukasi aplink tą pačią idėją. Man kaip
greitai 10 kartą dalyvausiančiam žmogui Safo, ne, man yra ganėtinai nuspėjama, kas po ko ir kaip. Bet kartu aš esu patyręs Safo, kuriame buvo fizinis išpuolis. Aš esu patyręs Safo, kuriame buvo transfobija. Aš esu patyręs Safo, kuriame yra pasipiktinusių žmonių, kuriame yra svetimų žmonių, kurie tiesiog užsuko. Aš esu patyręs Safo, kuriame buvo policija, su kuria buvo galbūt sunkoka susišnekėti. Mane yra išvežusi greitoji iš Safo talkos. Su mirgalkėm. Bet čia mano asmeninės sveikatos dalykai. Safo neturi vieno konkretaus veido, čia yra faktas, ta prasme, bet kartu aš sakyčiau, kad jausmas kiekvienais metais yra kažkuo panašus. Lankytojai iš esmės yra žmonės, didžioji dalis žmonių yra tie, kurie ne pirmą kartą lankosi. Ir netgi tie, kurie lankosi pirmą kartą, man atrodo, kad įsilieti yra lengva. Šitas dalykas nesikeičia. Tai yra horizontalu. Niekas ten, kaip pasakyti, aš nenoriu sakyti, nedirba, nes dirba. Bet niekas negauna atlyginimo, tai nėra KPIs, tai nėra kažkoks standartas, kurį reikia atlaikyti ir taip toliau. Tai yra gyva kūryba. Jie niekada nebūna tokia pati. Taip pat noriu paminėti, kadangi aš, kaip čia pasakyti, pavardinau keletą sudėtingų situacijų, ne, kurios įvyko ir kurios įvyksta dėl to, kad tai yra žmonės. Ne? Tai taip pat noriu pasakyti, kad ko tikrai galima tikėtis ir kas visada būna, tai yra, kad šitie dalykai yra sprendžiami vietoj su atsakomybė, su jautrumu, su empatija. Ir žmonės klysta, žmonės pyksta, žmonės būna įvairūs, taip? Netgi tas pats žmogus, su kuriuo vieną dieną tu bendrauji labai gražiai ir ramiai ir galbūt džiūgauji ir taip toliau, pilnai tikėtina, kad jisai kitą momentą galbūt tave užgaus. Gal nenorėdamas to, ne? Gal pats būdamas užgautas kažkaip. Bet kas tikrai nesikeičia Safo, tai yra, kad tai nebūna užkišama po kilimu. Tai yra sprendžiama, tai yra atreaguojama, tai yra atsakoma, apie tai diskutuojama. Mes turime momentų, kai visi kartu gydomės tą kažkokią konkrečią žaizdą. Ir visi kartu sprendžiam šitą iškilusią klausimą. Ir tai yra labai kantrus procesas, tai yra labai netvarkingas procesas, bet mes jo nebijom. Man atrodo apskritai, kad Safo yra toks, drįstu teikti drąsus. Tikrai taip. Drąsus festivalis, nes visų pirma, tu gali būti ekspozintas daug. Ypač kalbant apie Lietuvos kontekstą. Aš atvažiuoju, tarkim. Tai tikrai nekuklu. Jo, ir matai Palestinos vėliavą. Jo? Jo, ir girdi žmonės kalbant apie kapitalizmo kritiką. Taip. Ir labai rimtai. Taip. Ir tas, toks, tikrai yra pojūtis, kad bent jau Lietuvos kontekste, kad tikrai kažkas naujo. Tu grįžti apskritai pasikrovęs idėjiškai. Ir nebūtinai tai, kad tu privalai sutikti, bet tas faktas, kad tu turi tą exposure. Ne? Egzistuoji tame pačiame puode. Jo, ir kad tu net važiuoji tiesiog, Safo nėra tam. Nevartoji. Išjungtum save. Labiau, kad įjungtum save. Tiesiog atsivertum čakras to. Jo. Šitas momentas. Aš ką tik atsiminiau, kad dar labai nostalgiškas momentas, kuris niekada nesikeičia, tai yra, kad kadangi paminėjai, Kornelija, kad tai yra drąsus festivalis. Ir aš manau, kad šitas pastebėjimas yra labai tikslingas. Vienas iš dalykų, kuris nesikeičia, tai yra, kad netyliojoje palapinių zonui visada vyksta seksas, nes mes žmonės. Ir tai yra taip normalu ir įprasta, tu gali girdėti. Bet jeigu tu nueini į įprastą reivą, ir ten tualete sutinki verkiančią panelę ir jūs ten tada sėdite ir kalbatės apie tai, kaip jos bičos yra ten raudonų vėliavų kibiras, kurį reikia palikti, arba ten kokia jinai gražiai ir faina ir ten netyčia tam pat geriausios draugės nakčiai ir tada daugiau niekada nesusitinkat ir panašiai. Tai Safo ne visai turi tokius pačius momentus, dėl to, kad tai yra labai panašiai sentimentalu ir tu esi labai tame taip neapkarpytai ir tikrai ir drąsiai, bet kartu tai yra kiekvieną kartą, tu vis sutinki tų žmonės. Ta prasme, be gėdos jausmo. Visiškai be gėdos jausmo. Ir tai yra labai nuostabu, gražu ir paprasta. Jeigu esi susikaustęs
žmogus, kuris yra nepasiruošęs priimti taip, kaip yra, dėl to, kad taip nenuginčiamai yra, kaip yra, ne? Tai, nežinau, bent jau nakčiai turbūt nėra verta pasilikti, dėl to, kad visko yra alkoholio, yra ten, kad ir ką žmonės renkasi, ne? Kažkas galbūt bus išsireguliavęs ir ten sėdės verks, arba ten lakstys ratais daugiau negu kiti ir panašiai. Safo yra labai drąsus. Ir netgi tie patys performansai būna ten ir virvių, ir plakimo, ir verkimo, ir ten, ne, nu visko. Jo, tu jauti, kad tikrai žmonės Safo yra tokie be filtro. Taip, pilnai gyvi. Taip. Šitas irgi toks, kažkaip irgi utopiškai šiek tiek atrodo, nes, turi tą ribotą laiką ir tiesiog leidi savo būti, koks esi, tai jis irgi labai, o tada grįžti irgi vėl realybė. Jo, bet, žinai, galėjai bent jau išsilankstyti į savo tikrąją formą, žinai, nusimti kaukę, išleisti iš dėžės ir būti toks, žinai, man buvo taip nutirpusios ten tos rankos, žinai, ar ten panašiai čiuptuvai. Nežinau, nes atrodo, kad man Safo, žinai, tokia, bet aš važiavau tyrinėti, žinai. Tai viską. Leidai pačiai Safo būti tokiai, kokia ji yra. Ta prasme, čia nebuvo kažkoks priekaištas. Aš važiavau tiesiog patyrinėti ir tas padarė iš tikrųjų galbūt lengvesnį mano buvimą, nes aš turėjau aišku tikslą. Taip. Ir jaučiausi iš tikrųjų, kad aš žinau, ką aš čia veikiu. Tai reiškia, aš kažkaip save spyriau vis tiek eiti, klausyti, kalbėtis, bandyti, ne? Taip, jeigu bandysi būti pasyvus žmogus, tau gali netyčia pavykti. Nes jeigu aš būčiau atvažiavus tiesiog pažiūplinėti, gal man būtų buvę sunkiau. Arba labiau nuobodu. Jo, nes tada būtų maždaug, ką čia daryti dabar? Taip. Kai tu atvažiavai žinodamas, ką tu nori daryti, tada tu ir sirbi viską. Tiesiog ryji viską. Kaip atrodo, čia medžiai, čia namukai, kur čia tualetas, viską ryji tiesiog. Tai vat patarimas. Į save visą. Ir aš galvoju, nieko nėra nesvarbus, nes tada dar galėtum kalbėti ir apie pačią kelionę į Safo. Man labai patiko tas momentas, kai jau privažiavom tą pačią stovyklą, tai ta prasme ir, tiesiog aš galvoju, iš pradžių reikės nuotrauką padaryti, nes, tas pats vaizdas tiesiog atvažiuoja į kitą pasaulį pabūti. Tiesiog. Burbuliuką. Jo. Tai aš manau, kad tai yra puikia tema uždarinėti pokalbį. Jo. Labai džiaugiuosi, kad atsakymas tavo yra būtent toks, koks yra, dėl to, kad aš noriu duoti patarimą žmonėm, kurie nebuvo Safo. Jeigu jūs norite turėti savo konkrečią nišą ir vietą, tai yra jaustis iš karto namie dėl to, kad aš pats tai pasistačiau, tam tikslui reikia statyti. Ir jeigu nežinot, nuo ko pradėti, tai yra labai normalu, ypač jeigu nebuvo, ir tai galėtų būti pirmas kartas. Labai siūlau užsiregistruoti ir užpildyti savo noro anketą. Galima veikti dalykus, kuriuos patys norite arba mėgstate veikti, tai yra labiau socialios užduotis, labiau fizinės užduotis, gali būti prie maisto, gali būti prie plovimo, gali būti prie tvarkymosi aplinkos, galite susipažinti per talkas su įrankiais elektriniais, pavyzdžiui, labai merginos mėgsta družbas, yra galimybė, teisingai. Visada labai kviečiami žmonės, kurie supranta elektrą ir apšvietimą ir garsą. Realiai visi turi ir randa ką veikti, dėl to, kad tai yra bendruomenės festivalis, kurį ir daro bendruomenė. Jūs nebūsite darbuotojas, tai nebus prilyginama prie ten savanoriavimo Granatus arba ten Satoj arba ten Juodaragis ar kažką tokio, dėl to, kad pats festivalio veikimo principas yra kitoks. Žinoma, visiškai nešikuojant tradicinių festivalių, ta prasme, jų irgi reikia, viskas okei. Tiesiog, jeigu kuklinatės, nežinot, kur dėtis, galbūt nepažįstat kažko, kas varo, bet norit susipažinti, labai rekomenduoju užsipildyti savo noro anketą. Man už tą reklamą niekas nemoka, už darbą Safo irgi. Aš tiesiog tikrai labai nuoširdžiai myliu šitą festivalį ir nekantrauju su jumis susitikti Liepos paskutinį savaitgalį. Ar yra kažkas svarbaus, ko aš nepaklausiau, nepaminėjau, bet tau atrodytų, kad būtų gerai apie tai užsiminti? Kiekvienais metais labai daugėja augintinių, tai iš esmės nėra blogai dėl to, kad vienkiemis, bet kadangi auga pats festivalis, tai būtų labai faina, jeigu rastumėte, kur savo augintinius palikti kitur, kad nebūtų augintinių konfliktų ir kad patys galėtumėte atsikvėpuoti.
Toks mūsų sezonas šiemet. Ačiū, kad likote kartu. Ačiū, kad klausėtės. Ačiū, kad reagavote. Tai mums labai svarbu. Tikimės, kad jums buvo taip pat įdomu mūsų klausytis, kaip ir mums kurti šiuos epizodus. Laimingų naujųjų metų. Ir iki susiklausimo.